kad žmonės šiais laikais dažnai vestuvėm ruošiasi ilgiau ir nuosekliau, negu kad pasiruošia nėštumui. Žmonės jau pripranta prie tam tikro gyvenimo, ar ne, turi savo susikūrusį kažkokį patogų gyvenimo būdą. Ir kai atsiranda tas vaikelis, iškyla labai daug sunkumų, tiek emocinių, tiek ir šiaip kaip persitvarkyti viską, tai va čia irgi tampa tokiu dideliu iššūkiu. Tėvų sveikatos būklė nulėmė ir vaiko tolimasis sveikatos išeitis. Vienas iš tėvų serga nutukimu pastojimo metu, yra daug didesnė tikimybė, kad ir vaikas sirgs nutukimu ateityje. Ir reiškia, dabar dar pagyvensiu, čia viską sau leisiu, o jau kai pastosiu, tai tada jau kažką pakeisiu. Bet jeigu jau mes planuojamės, tai iš tikrųjų planuojamės ir tuos dalykus ir ruošiamės, ne tik, kad pasidarydami ten kraujo tyrimus ar kažką, o taip pat ir koreguodami savo tuos įpročius ir ypač žalingus įpročius ir bandom jų atsisakyti. Ir tas galioja ir vyram, ir moterim. Tiek spermatogenezė, ką aš jau minėjau, ar ne, tas spermatozoido iš kamienės ląstelės virtimas į judrią ląstelę apvaisinimui skirta, trunka 90 dienų, ar ne? Tai ką mes ją įrašysim, ką mes ją įdėsim, jau svarbu 3 mėnesius iki.